Spaudoje teko matyti skelbimą, kad ieškote naujų darbuotojų. Nu tai ieškau, visą laiką ieškau. Taip gerai sekasi dešrų verslas. Principė taip, tik tai, kad tų darbuotojų reikia, visi išsilaksto. Emigruoja į Anglijas ir Airijas? Emigruoja pas konkurentus. Sužino, ten pasklinda gandas, kad dešrytoj 50 litų alga didesnė. Arba jau ten, kad UAB Pelendrica pusvalandžių savaitę trumpesnė, tai ir varo. Aš juos išmokau tas dešas kimšt, dirbsiu tom žarnom, o jie išvaro pas konkurentus. Nedėkingi šunsnukiai. Va, nesenai praradau. Patį geriausią darbuotoją, labai geras. Buvo tokiais ilgais pirštais, pats geriausias dešrelių kimšikas, labai ilgai galėjo. Muzikos akademiją baigęs, pianistas. Bet nepaisant to, labai geras iš tikrųjų darbuotojas buvo. Nu, pats geriausias, sakau. Tai iš tikrųjų vyriausybė turi imtis kažkokių priemonių, priimti kažkokį tai įstatymą, kad jeigu jau tu įsidarbinai, tai būk mielas, atidirbk jau ten 5 metelius kokius ir atsidėkok jau darbdaviui už tokias ir žinias ir viską, ką tau suteikė. Ašgi tai stengiuosi dėl darbuotojų. Kodėl 5? Nu tai po 5 metų pasidaro jau nebetinkamos. Nuo tų cheminių visų lenkiškų chemikalų miltelių labai sanariai išsisukinėja, kreivais tais pirštais, paskui gali žarną sudraskyti. Tai aš jau atleidžiu, tegul eina pas tos konkurentus. Kai tokia bedarbystė, tikriausiai nesunkiai randate naujų darbuotojų? Nu tai sunkiai, tai kad labai mažai atitinkančių kvalifikaciją. Kokią kvalifikaciją? Nu tai turi būti aukštąjį mokslą pabaigęs, geriausia aišku verslo vadybos ir administravimo srity, 2 užsienio kalbas turi mokėti, Exceliu mokėti dirbti ir kita kokia buhalterinė programa, vairuotojo pažymėjimą, aišku geriausia C kategorijos, 2 užsienio kalbas turėti, nu ir turi būti labai tokia versliniška dvasia būti. Ne per aukšti reikalavimai dešrų kimšikams? Nu tai aišku, kad ne per aukšti. Dabar vadybininkėlius visokius bet kokią žemkę iškepa. O nors pastebėjau, kad geriausia tai yra šitos Riomerio universiteto absolventai. Tiesiog sutverti, dešrų pramoniai. Net ir teisę ir valdymą baigia puikiausiai salietrą mėsgalius trina. Gražu pažiūrėti. Reiktų net gal sutartį pasirašyti kažkoje, kad baigia ten Riomerį, tada praktiką atlikinėja pas mane. Gerai sugalvau.